Dabar norėčiau pakalbėti apie įmonės buhalteriją. Niekad negalima pervertinti gero buhalterio svarbos įmoniai. Jau įmoniai artėjant prie nemokumo, esant nemokumo tikimybei, tikrai labai svarbu, kad įmonės buhalterija būtų tvarkoma pagal kuo aukščiausius standartus. Aišku, tai yra svarbu visada, visais įmonės veiklos etapais, tačiau esant būtent tai nemokumo tikimybei ir prieš bankrotą, svarbu labai sutvarkyti buhalteriją taip, kad nebūtų jokių nepasirašytų sąskaitų, kažkokių dalykų, kurie, sakykime, yra neužbaigtos operacijos ir panašiai. Ir kiek būna tokių atvejų, kada, sakykime, reikia perduoti dokumentus ir turtą būtent pagal balansą sudarytą bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo datai. Ir atneša įmonės vadovai tokį balansą, kuriame matome, kad yra ir turto, yra ir atsargų, yra ir pinigų, ir ko tik nori, tačiau realybėje nieko to nėra. Tai žinokite, kad jeigu balansas būtent perdavimo dienai, bankroto bylos įsiteisėjimo dienai yra su turtu, jūs būtinai turit perduoti turtą pagal tą balansą. Jeigu yra numatytas ilgalaikis turtas, trumpalaikis turtas, kiek yra pinigų kasoje, turi būti pervedami pinigai, nėra jokių išimčių, kad vadovas galėtų neperduoti to turto. Ir žinot, kartais būna tokių pasiteisinimų, kad, yra pinigų, tačiau realiai tų pinigų nėra. Tai yra tik tai tokia iliuzija, kad tie pinigai yra, jie ten buvo kažkur panaudoti, tačiau įmonė, sakykime, 100 000 eurų sąskaitoja, tačiau tų pinigų nėra. Tai yra akivaizdu, kad visi šie pinigai bus priteisiami iš ko? Iš vadovo, kadangi jis tų pinigų neperduos, kadangi jų nėra, tačiau tie pinigai turėjo būti perdodami. Todėl labai labai svarbu yra tinkamas finansinės atskaitomybės vedimas, sutvarkymas visokių likučių, grinųjų pinigų, sudėliojamas buhalteriškai, kad nebūtų jokių daiktų, kurių nėra, kad būtų atliktas visas nusidėvėjimo paskaičiavimas, nurašymas, sakykime, jeigu kažkokių tai daiktų jau senai nebėra, kad jų nebeliktų jau balanse, kad viskas būtų sutvarkyta pagal faktą, kad vadovas perdodamas balansą galėtų ramiai perduoti ir visą tai, kas tame balanse yra atvaizduota. Taip pat, kas liečia daiktų nurašymą, ilgalaikio turto apyvarta yra tikrinama 3 metai iki bankroto bylos iškėlimo. Todėl tikrai reikia susitvarkyti visus ilgalaikio turto nurašymus, sakykime, perleidimus, visas ilgalaikis turtas, apyvarta, kuri vyko, sakykime, per paskutinius 3 metus, ypač turto išėmimas iš apyvartos, turi būti pagrįstas dokumentais. Sakykime, jeigu turtas buvo parduotas per paskutinius 3 metus, tai turėtų būti jis parduotas rinkos kaina ir turėtų pinigai būti nukreipti būtent kreditoriniams reikalavimams tenkinti, nes kaip taisyklė įmonių vadovai, kai pamato, kad jau gresia įmonėje iš tiesų bėda, pirmas jų dalykas, apie ką galvojama, kaip išgelbėti automobilį, kaip persirašyti, kaip skolą savo visų pirma atiduoti, kaip tenais dar kažką perleisti, tai be abejo, tas turto pardavimas, jis draudžiamas tikrai nėra, tačiau, kaip jau minėjau, turi būti rinkos kaina perleidimas daromas, arba jeigu tai ne rinkos kaina, pagrindimas, kodėl ne rinkos kaina, nes tikrai sandoris bus tikrinamas nemokumo administratoriaus ir pagrindimas, kad kur tie pinigai pateko, kad būtų išlaikytas atsiskaitimų ir grinaisiais ir negrinaisiais pinigais eiliškumas, kad būtų mokama pagal tai, kaip priklauso, kad nebūtų visų pirma, sakykime, sumokama savo, tik tai vėliau arba iš viso nemokama darbuotojams, sakykime, kuriems jau yra vykdomi išieškojimai dėl nesumokėto darbo užmokesčio, mokesčiams ir panašiai. Tai tas yra tikrai labai svarbu.